Brazilijoje, taip pat dalyse Peru, Kolumbijos, Venesuelos ir kitose šalyse. Jie užima apie 5,5 milijono kvadratinių kilometrų plotą ir yra svarbi pasauliniai ekologijai. Amazonės miškai yra pasaulio plaučiai, nes jie gamina didelį dalį pasaulinio deguonies ir yra svarbus anglies dioksido sugėrimo šaltinis. Amazonės augalija. Amazonės miškuose augalija yra itin įvairi ir gausi. Pagrindinės augalų grupės tai aukšti medžiai, tokie kaip kapokai ir braziliniai riešutmedžiai, taip pat lianos, krūmai ir įvairūs epifitai, tarp jų orchidėjos ir palmės. Miškuose auga daug tropinių vaisių, tokių kaip bananas, mango ir acai uogos, kurios yra vertinamos dėl savo maistinės vertės. Amazonės augalai ne tik prisideda prie klimato reguliavimo, sugirdami anglies dioksidą ir išskirdami deguonį, bet ir yra svarbus vietos gyventojams tiek maistui, tiek medicinai. Amazonės gyvūnija. Amazonės miškuose gyvūnija yra labai įvairi ir gausi. Čia gyvena daugybė rūšių, kai kurios iš jų nėra randamos niekur kitur pasaulyje. Pagrindiniai gyvūnai yra jaguarai, tapirai, įvairios beždžionės, amazoniniai papūgos, harpijos ir kolibiriai. Taip pat gyvena daugybė roplių, tokių kaip anakondos ir kačygės, bei įvairių rūšių varlės ir skruzdėlės. Amazonės miškuose taip pat sutinkami įvairūs vabzdžiai, pavyzdžiui, tropiniai drugiai ir dideli vorai. Šie gyvūnai atlieka svarbų vaidmenį ekosistemoje, padedant išlaikyti maisto grandinę ir biologinę įvairovę. Tačiau jie susiduria su grėsmėmis dėl miškų kirtimo, klimato kaitos. Klimato kaitos poveikis augalijai. Dėl aukštesnės temperatūros ir dažnesnių sausrų medžiai patiria stresą, lėčiau auga ir sugeria mažiau CO2. Kritulių pokyčiai gali lemti miškų nykimą, o dažnesni gaisrai naikina didelius augmenijos plotus. Klimato kaitos poveikis gyvūnijai. Daugelis gyvūnų, ypač varliagyviai ir vabzdžiai, kenčia dėl sausėjančių buveinių. Dėl ekstremalių orų keičiasi gyvūnų migracija ir maisto prieinamumas, o kai kurioms rūšims gresia išnykimas. Amazonės miškai per 50 metų. Per 50 metų Amazonės miškai prarado apie 17% savo ploto. Dėl miškų kritimo ir gaisrų mažėja biologinės įvairovės. Klimato kaita lėmė temperatūros klimatą vidutiniškai 1,5 Celsijaus šilumos. Sausros tapo dažnesnės ir ilgesnės. Daugelis gyvūnų, pavyzdžiui, kai jaguarai ir beždžionės, prarado savo buveinės. Sumažėjo vabzdžių ir paukščių populiacijos. Keičiasi ekosistemos balansas. Mes, nors ir negyvename Amazonijoje, bet mes vis tiek galime prisidėti prie jos išsaugojimo. Galime naudoti mažiau popieriaus ir medienos, kad būtų kertama mažiau medžių. Mažinti mėsos vartojimą, nes daug miškų naikinama gyvulininkystei. Rinkti svarius produktus, kurie nėra susijęs su miškų naikinimu. Remti organizacijas, kurios saugo Amazonės miškus. Skleisti žinias, kad daugiau žmonių suprastų šią problemą ir imtųsi veiksmų. Ačiū Jums visiems už dėmesį.